Tai sveiki, gražus pirmadienis, 11 diena, turiu 2,5 valandos iki kol pasimti reikės vaikus iš darželio, labai tingiu stovėti eilėje prie techninės apžiūros, nes nesu prisiregistravęs, nors reikia priekabai praeiti techą, niekad gyvenime nesu ėjęs priekabai. Ir šiaip tingiu kažką veikti, tai laikas jums paserviruoti dar vieną video. Primenu, kad vidoską apie tai, kaip važiavau Frankfurtą pasimti golfo, galite pamatyti mano YouTube kanale, prie jo dar kol kas nepriejau, o šiandien mes pakalbėsim apie mano gražuolę Siuzi. Tiems, kas manęs dar neseka socialiniuose tinkluose, truputėlį parodau, automobilį gavau iš savo senelio, jis jo važinėjo 7 metus, aš jau važinėjau 1 metus. Pats automobilis yra 1.9 DDIs, 4 varomų ratų. Yra keletas funkcijų, kurias galim pareguliuoti, išsilokinti. Susidėjau ekraną visai neseniai. Akivaizdu, matot, ką aš veikiu su to automobiliu. Tai čia yra mano kasdienis daiktas. Susidėjau ratukus, susidėjau liftuką, susidėjau ekraniuką, kurį rodžiau. O šiandien atėjo laikas susimesti stogo bagažinę. Gerasis dėdės peiliuks. Stogo bagažinę užsakiau iš Temu. Kaina buvo apie 107 eurų su pristatymu. Dar reikst. Garvy. Ką tu bereikštų? Šiaip su tuo peiliuku esu susipjaustęs daugiau kartų negu su bet kuo kitu. Just a fun fact. Nope, replyčių reikia. The actual fuck. Okay. Čia koks aparatas yra. Čia tipo gal, kad mane iš galo matytų geriau. Sakykim. Čia pagal viską yra tašė. Ją vėliau imsim. Čia turėtų būti priekinė dalis. Štai taip atrodo. Galima gal nusilupti, visą tą chlamą bus. Ir čia ekspertų nebūnant turbūt yra vidurinė dalis. Batmano ženklų turim. Ir va, tokių turim. Futbolo vartų. Kitas pakavimas mūsų koks. Ok. Tokie va daiktai. Taip. Alright. Žiūrim, ką čia turim. Bendras vaizdas turėtų būti toks. Safety information not important. Priekis bus priekyje. Smagu, kad apsaugotas tas daiktas, bet iš kitos pusės tai čia tiek sunaudota visko, kad jį apsaugot. Kur šitie eina. Very much strange. Alright. Aš kaip suprantu, jas tiesiog reikia sujungti, uždėtas plokšteles. Susukti varžtais. O tai tie vamzdeliai tada kur dedas. Tai čia viskas pakankamai paprastai. Žiūrim, ar iš tikrųjų tai paprastai, kaip man atrodo. Op. Ir slide, motherfucker. Hakiai, kaip sakoma, hakiai. Šitai. Dar eina žvaigždelė. Iš viršaus ir apačios. Op.
Sudėdam kitoj pusėj, tada suvaržysim. Per trumpą galvutę. Nepaimsi, čia žinai. Blemba, kaip man nefaina, kad braižasi. Va taip padarysim. Blemba, ne, reikia kažką pasidėti kažkur. Kaip sakant, subscribe. Gerai, turbūt reikia šitą anksčiau pasidaryti, bet, na, ką padarys žmogus. O, liuks. Šiaip tai čia renkasi viskas žiauriai lengvai. Nu, aišku, niekad neprisišnekėt, bet kol kas tai man patinka čia kaip padaryta viskas. Atrodo pakankamai tvirtai. Susirenka paprastai. Paprastai. Ir halks. Dreikst ir dreikst. Gerai. Nežinau kaip jums, bet man jau kuris laikas Kinija nebesiasocijuoja su nekokybė. Kai kuriais atvejais, aišku, tos prekės tikrai būna nekokybiškos, bet kai kuriais atvejais tai visiškai normalios. Aš aišku tikiuosi, kad dabar ir tas atvejis. Good. Oi, nugardėlis. Tai čia 9 varžtelinės. Jeigu kartais esi asilas ir pamesi vieną, tai vieną šansą dar turi. Bet tik vieną. Ok, pagrindinę konstrukciją turim. Dabar reiktų suvokti, kaip jį tvirtinasi. Kadangi šita bagažinė dedasi ant šitų dalykų, tai manau, kad juos truputį reikia gal patraukti. Gal šitą ne, bet šitą truputį reikia patraukti atgal. Toks va raktelis. O gal reikia man... O, čia pasirodė trukščiai. Ok. Vieną atleidau. O. Dabar mums belieka įsitikinti, kad tikrai lygiai pagal ragus. Kem su pusė. Čia turim. Dar biškutį reikia į tą pusę. Kem 2. Kem su pusė yra čia. Very good. Turim lygiai kem. Ir lygiai kem. Pradžiu uždėsiu togo bagažinę. Pasižiūrėsim tinka, netinka ir tada jau prisukinėsiu. Hulk Hogans. Blemba, šiek tiek visai sveria jinai. Pak. Dreikst. Gently. Ok. Alright. Taip, tai viską susilygiavau. Čia turim iki galo po 2,5. O čia tiek priekį, tiek gale turim 2, galim sakyti, 9. Dėkui už kopėč smydė. Tai ką tik supratau, kam skirti šitie 4. O tai tėvams dėliai tada dedas. Jie turėtų sujungti va šituos. Tai pradžiai pritvirtinu priekį, kad jau viską atsiskaičiau, o paskui po vieną tinginėsiu ir pritvirtinti. Tai čia lyg ir principas pakankamai paprastas. Silpnai užmėsiu, kad laikytųsi. Tiesiog, nes vis tiek viską reiks perreguliuoti. Bet noriu, kad priekis bent jau laikytųsi. Ok, dabar mes turim aiškumo truputėlį. Šitas gražuolis dedasi čia.
šitas gražuolis čia, šitas gražuolis čia, atrodo pakankamai čia tvirtai viskas. Kaip turbūt jau supratot, nesu baisiai patyręs savo automobilio bagažinės pritvirtinimo reikaluose. Dabar pereikim prie problemų tvarkymo. Pakачальнam truputuką. Yra. Good. That was nice. Dabar keliavam prie sekančios užduotėlės, kaip sakoma. Drykst ir drykst. Kol kas čia viskas laisva, bet toks ir yra planas, kad paliekam laisvai, nepriverštus, bet uždėtus, kad būtų paprasta reguliuoti paskui. Tęsiant pradėtus darbus. Nu, sakant, dabar belieka tą koją atsimatuoti. Reiškės, nuo stogo bagažinės turim 15,5, kitoj pusėj. Nuo stogo bagažinės turime, sakykim, 16, tai 15, tai jeigu truputį į ten, tai gaunas 15,5, gal, taip, ir viskas. Ir maruots bus gerai, reikia prisuk dabar. Ok. Niam. Geruotė man. Ok, čia irgi viskas gerai. Ar jisai sukas? Ok, čia bliamo gerai įtemptas dar. Good enough. Nu ką, pasidedu ir vėl pamiršiu. Nu va, tai galtiniam taške turim tokį vaizdą. Oh shit. Jas čia visai nereikia. Šiukšlių pridavimas lauks. Aišku, dėžė keliauja vaikam, nes kaip ir daugumos jūsų katėm, taip ir man vaikam dėžė yra pats geriausias žaislas. Tai va, iš priekio turim Garvey vaizdelį. Nežinau, ar čia man patinka tie užrašai. Turėtų dėtis lempos, gal 3 geltonas, kažką taip galvoju. Iš šono toks vaizdelis. Ir iš galo turim va tokį. Nu dabar, aišku, turim išbandyti, kiek funkcionali ta stogo bagažinė. Lyg ir skaičiau, kad apie 120 kg turi išlaikyti, tai let's see. Kuo žinau, išlaiko? Vidus taip, gal čiut linksta, bet taip, turint omeny, kad čia šiaip 100 kg neturėtų būti, tai viskas bus gerai. Nu, ką aš noriu padaryti, tai nusijuodinti padangas.
Ir tai, mėly bičiuliai, yra viskas, ką jums norėjau parodyti šiandien. Galiu dar parodyti, kad nusipirkom porą klevų ir pušį, ir dar ten hortenzija ar kažkoks chlamas. Bet dabar tai jau yra tikrai viskas, ką jums šiandien norėjau parodyti. Kitą savaitę varau pasivažinėjimą su nauju automobiliu, tai turbūt tai ir bus sekantis video, o jūs pasubscribinkit, palaikinkit, pašėrinkit, pakomentuokit, dar kokį brūdą paveikit. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.